Sveiki. Rugpjūčio 8 diena. Trečia jauniklių treniruotė. 10 valandų 10 minučių. Startuom. Už Veprių Mankūnai šiaurės vakarų kryptimi atvežiau. Dešimt 010 dabar. Trisdešimt 6 jaunikliai. Vėjuko praktiškai nėra. 19 laipsnių šilumos. Oras puikus. Na, kažkur į namų pusę ir patraukia. Kompaktiškam būrelyje. Aha, grįžo. Aha, sukinėjasi. Vėl grįžta. Po vakcinacijos nepastebėjau, kad paukščiai ar tai prarastų apetitą. Sveiki. Viskas gerai. Čia varnėnų būrelis. Štai čia balandžiai. Na, va, virš manęs vėl grįžo. Kągi, gero skrydžio. Laukite tęsinio prie balandinės. Taip, grįžta jaunieji sportininkai, būrelių. 11 valandų 36 minutės. Nu, labai ilgai ieškojo kelią namo. 17 su trupučiu kilometro tiesia linija. Bet draugiškai visi atskrydo. Gerai, tai kiek čia 11:36, o paleidau 10:10. Tai matot, valanda 26 minutės. Pusantros beveik valandos skrydo. Na gerai, nors paskraidė. Na, manau, aha, laukinis jauniklis prisijungęs, matau. Tokia trečia treniruotė. Galvoju, kad čia tas ilgas klaidžiojimas dėl to, kad pakeičiau kryptį.
Pirmos 2 treniruotės buvo nuo Žirnajų ežero, tai tenai šiaurės kryptim išvežęs buvau, o dabar šiaurės vakarų kryptimi pasikeitė kryptis ir dar turėjo įveikti upę, miškus ten, žodžiu, Šventoji teka. Nu tai gerai, kas gerai baigėsi. Na štai, palengva ir suėjo. Jaunieji sportininkai. Tai tiek. Kitą kartą vešiu Čiobiškio vakarų kryptim, link Čiobiškio, ten link Neries. Ten gausis tiesia linija kažkur 14 km. Dėkui, kad žiūrėjote. Gediminas Bogoslaviškis. Visiems gėrio ir taikos, sveikatos ir geros nuotaikos.